Sveiki. Šią savaitę mano dukra turėjo karinius mokymus. Na, žinoma, tai ne tokie jau kariniai mokymai kaip kariai, į kuriuos eina kariai, bet tokie, kurie yra skirti devintokams ir šiek tiek apie tai, kaip elgtis karo atveju. Ir jinai atėjus grįžus iš tų karinių mokymų sako, jeigu ateina koks karys ir sako, mes norime paimti tavo mašiną arba ten tavo namus, sako, ką daryti? Kovoti ar atiduoti? Ir sako, mums buvo pasakyta, atiduokit. Atiduokit, su kariais nesiginčykit, gyvybė yra svarbiau negu jūsų turtas, kurį jūs turite. Iš tikrųjų, kas turi ginklą, turi ir galią, ar ne? Mes turime tai pripažinti ir gerai, reikia atiduoti tuos savo namus, tegul jie pasiema, tie, kas turi ginklą. Bet kažkas yra tokio, ar ne? Kai tu turi šautuvą, kai tu turi šaunamąjį ginklą arba turi pranašumą prieš kitą žmogų, tu gali su juo pradėti elgtis, nežmoniškai, nežmogiškai, naudotis kitų žmogumi, savo geroviai ir tas ginklas, jisai iškreipia tą realybę, galių pusiausvyrą ir netgi tiems žmonėms, kurie visuomenėje galbūt nieko neturėtų, jie suteikia galimybę, praveria duris kažką tai gauti, pirmiausia statusą, galią ir aišku, tuo galbūt pasinaudoti. Aš esu Mindaugas Pikūnas, dar neprisistačiau, čia kanalas Šventas laikas. Prieš spausdami pamėgti, paklausykite iki galo ir jeigu jums patiks tai, ką kalbu, pasižiūrėkite daugiau, šitame kanale yra ir daugiau video. Pamėgite jį, pasidalinkite su kitais, norisi, kad Biblijos žinia, Biblijos mokymas, plistų. Galbūt kažkam tai pasirodys tai, ką aš kalbu, aktualu. Kodėl aš kalbu apie tą karą, kodėl aš kalbu apie karinius veiksmus? Šią savaitę žiūrėjau kino filmą, dokumentinį kino filmą per Netflixą, vadinasi City of Joy, angliškai tai būtų džiaugsmo miestas ir ten yra filmas apie Kongo demokratinėje respublikoje besidarbuojantį gydytoją Denis Mukwege. Ir jis yra gydytojas, kovotojas už lygias galimybės, už žmogaus teisės. Jis pats yra ir Sekmininkų bažnyčios pastorius. Ir prieš 26 metus kartu su Skandinavijos sekmininkais jisai įkūrė ligoninę, kurioje jisai ketino dirbti, arba kurios paskirtis turėjo būti padėti moteriams po gimdymo. Joms ir jų kūdikiams, bet kaip jisai pats kalba savo atsiminimuose, kad vos tik tais atidarė savo ligoninės duris, pirmiausia, kas pasibeldė į jas, tai moteris su šautinė žaizda savo kūne ir išgyvenusi 5 prievartavimus, 5 kartus išžaginta moteris. Ir tai buvo pirmas jų pacientas ir per pirmus 3 mėnesius, sako, pas mus nuolatos ateidavo išprievartautos moteris ir sako, jauniausias pacientas, kuris pas mus buvo atvežtas, tai 18 metų kūdikis. Tai ir pirmus 3 mėnesius jie net neturėjo galimybės oficialiai suplanuoti ligoninės atidarimo, nes banga išprievartautų moterų tiesiog užplūdo tą naujai atidarytą ligoninę. Ir Denis Mukwege, jisai pats planavo būti gydytoju, kuris rūpinasi naujagimiais ir jų mamomis, bet Dievas atrodytų matė visai kitokį poreikį. Ir dažnai būna juk ir mūsų gyvenime, taip ar ne, mes turėtume kažką tai daryti. Bažnyčioje, visuomenėje, mes ateiname su savo švariais gydytojo halatais, su savo programa. Ir mes iki galo nežinome, o tai koks yra poreikis visuomenėje. O gal netgi žinome tą poreikį visuomenėje, bet mes nenorėtume jo atliepti, nes tai yra per daug purvina, per daug nešvaru, per daug pavojinga, per daug nerimo, per daug darbo, per daug streso. Bet Denis Mukwege
išgirdo, jeigu taip galima pasakyti, tokį Dievo paraginimą arba nesipriešino tokiam Dievo pakreipimui jo misijos ir per ateinančius 26 metus, dabar jisai yra jau 70 metus žmogus, per ateinančius 26 metus jisai savo tarnystę pašventė būtent karo sužalotiems žmonėms ir ne kareiviams, o moteriams. Ir jis paskaičiavo, kad jo ligoninėje per 26 metus apsilankė daugiau nei 70 000 moterų. Aš bandžiau ten paskaičiuoti, kad aišku, jisai turi ir personalą, 50 gydytojų, dabar šiuo metu 100 seselių, bet per dieną po beveik 8-9 žmonės ateina konkrečiai moteris išgyvenusios seksualinę prievartą ne šiaip kažkur gatvėje, bet karinio konflikto pasekoje, kaip paseka karinio konflikto. Ir ką žinote, Kongo Demokratinė Respublika yra antra pagal dydį, antra pagal teritoriją, ketvirta pagal gyventojų skaičių dydį Afrikos valstybė. Ir galima sakyti tame, kad 100 milijonų gyventojų ir 70 000 išprievartautų moterų tai nėra daug. Bet jeigu kalbame apie skaičius, bet jeigu kalbame apie konkrečius gyvenimus, tai yra milžiniški skaičiai. Tai yra milžiniški skaičiai. Ir Kongo Demokratinė Respublika, aš nežinau, ten iš tikrųjų jau galima pavadinti Demokratinė Respublika, jinai yra iš tikrųjų liūdnas pavyzdys išnaudojimo. Ir mes kaip vakarų pasaulis, aišku, turime prisimti kažkiek tai tos atsakomybės. Aš nežinau, ar atsisakymas pirkti telefonų, kompiuterių ir elektromobilių padės išspręsti šitą dalyką, bet natūralūs gamtos ištekliai, kurių yra apstu Kongo Demokratinėje Respublikoje, jie yra kasami ir parduodami mums, vakarų valstybėms, kad mes turėtume pigesnius įrenginius, elektroninius, kuriais galime filmuoti tai, savo transliacijas, žiūrėti per kompiuterius, dirbti galų gale savo darbus. Ir yra naudinga palaikyti tą valstybę, tokioj priespaudoj ir alinama įvairiausių karinių konfliktų tam, kad išlaikyti monopoliją natūraliems žemėje iškasamiems cheminiams elementams, kurie yra naudojami tam, kad mes galėtume tam tikrą komforto lygį. Bet aš nenoriu čia dabar kaltinti, kad jūs dabar pasijustumėte kalti už karą dėl karinių veiksmų Kongo valstybėje. Tai tik tais galbūt yra įrodymas, kiek daug dalykų tos gerovės, kurią mes turime, yra palaikoma tik tais dėl to, kad kažkas kenčia, kažkas yra išnaudojama. Ir 2018 metais gydytojas Denis Mukwege gavo Nobelio taikos premiją kartu su Irano, Irako, mergina iš Irako, Nadia Murad, kuri irgi, čia galbūt ir simboliška arba specialiai į tai buvo bandoma atkreipti dėmesį. Jinai 2014 metais jos kaimas buvo užpultas Islamo Respublikos karių, jos artimieji buvo nužudyti, o jinai pati buvo išprievartauta ir parduota kaip sekso vergė. Ir aišku, paskui jie ten pavyko pabėgti į pabėgėlių stovyklą, paskui atvykti į Vokietiją. Ir dabar jinai yra kovotoja už tas moterų teisės, už žmogaus teisės kartu su daugeliu kitų, bet šiandien aš kalbu būtent apie Denis Mukwege, imu kaip pavyzdį. Ir skaitydamas, ir kaip tik šią savaitę skaičiau straipsnį iš Christianity Today, kur irgi yra pasakojama apie jį, apie jo tarnystę, kažkaip tai pagalvojau apie tai, karas ir seksas, aš suprantu, kad čia galbūt yra per daug tokios didelės kategorijos, bet eina kartu. Seksualinis išnaudojimas, išžaginimai, išprievartavimai ir karas eina kartu. Ir mes galime sakyti, kad čia Kongo Demokratinė valstybė, Afrika, ten žmonės iš vis barbarai, jie net nežino, kas yra civilizuotas gyvenimas, bet mes žinome, kaip rusų kariuomenė Chersono srityje pasižymėjo savo išžaginimų banga, kaip
Hamasas užpuolęs Izraelį, mes pradėjome girdėti apie išprievartavimus, moterų išniekinimus, moterų žalojimus. Ir atrodo, kur tik tai skyra, kur tik tai yra tie kariniai veiksmai, prasideda ir išnaudojimai silpniausių, pažeidžiamiausių visuomenės atstovų ir būtent moterų. Ir atrodo, kad tai, kas ten Afrika kažkur, kur gyvena žmonės, neaišku kokiais įstatymais tai besivadovaujantis, atrodo, kad nėra taip jau viskas nutolę. Aišku, mes po antro pasaulinio karo sugalvojame karybos taisyklės ir yra smagu, kai yra laikomasi. Ar net civiliai yra apsaugoti, vyksta karas, kariniai veiksmai, tik tais tam tikrose vietovėse, tam tik yra draudžiami kai kurie ginklai naudoti ir yra daugybė tų taisyklių sugalvotų. Bet kas jeigu kovojama ne pagal taisyklės? Nukenčia civiliai ir šiuo atveju Kongo demokratinėje valstybėje tie skaičiai yra iš tikrųjų šokiruojantis. Ir Denis Mukwege ne tik tais, kad yra gydytojas, kuris padeda moterims atstatyti jų fizinius kūnus po išžaginimų, kurie dažnai būna sudarkyti ir moteris išgyvena ir fizinę, susiduria su galimybė likti su fizinė negalia, bet jisai rūpinasi ir moterų psichologinė sveikata, bandydamas jas vėl įvesti į visuomenę. Ir kartais gali pasirodyti, kad jisai kovoja su audra, kurios akivaizdoje jis yra per mažas. Nes poreikis yra nežmoniškas, poreikis yra milžiniškas, poreikis yra didžiulis. Ir mes šiandien tai kalbame apie vieną mažą, gerai, ne mažą, bet apie vieną valstybę, arba aš užsiminiau apie Kongo demokratinę respubliką, bet mes žinome, kad tų židinių yra begalės ir istorija yra baisus to liudytojas, kai kariuomenė praeina, priešų kariuomenė dažnai palikdavo išprievartautų, išžagintų moterų, išžudytų vyrų ir išžagintų moterų mines. Ir mes žinome, kai rusų kariuomenė pakeliui į Berlyną, ką jinai darydavo su vokiečių moterimis, tai yra istorija yra liūdna paliudytoja to senos praktikos, kurie ateina iš labai seniai, kad karas ir seksualinė prievarta eina kartu. Senovėje tai buvo priešo moterų išžaginimas, išprievartavimas, buvo ne tik tais fizinės vyro aistros patenkinimas. Tai buvo parodymas, tai būdavo psichologinis pažeminimas, kad jūs negalite apsaugoti net savo moterų. Va, ką mes su jomis darome. Štai kokie jūs vyrai, štai kokie jūs kariai, štai kokie jūs valstybė. Ir kartais būdavo taip, kad žmonės nužudydavo savo žmonas, savo moteris, patys nusižudydavo, kad jos nepatektų į nelaisvę, nes žinodavo, kas toje nelaisvėje nutikdavo to moteriams. Ir mes netgi dabar puikiai matome, kas vyksta, kas nutinka moterims, kai ateina vyras ir laiko vienoje rankoje ginklą. Turi galią kažkokią tai savo rankose ir jis gali naudotis iškreiptų būdų tais žmonėmis, kurie yra pažeidžiamiausi. Bet labai įdomu, kad Biblijoje, kada mes skaitome Biblijoje, Dievas konkrečiai nurodė, kad dvi vietos, kuriuose tu apie seksą turi negalvoti, tai buvo šventykla ir karo veiksmai. Šventykla ir karo veiksmai. Mes žinome, kad pagoniškose kultūrose, pavadinkime taip, seksualinio iškrypimo, visokių iškrypimo ir seksualinės paleistuvystės centrais ir buvo pagoniškos šventyklos. Ten būdavo gausu šventyklos prostitučių ir tu, jeigu norėdavai patenkinti savo lytinę aistrą, eini į šventyklą. Ir dar būdavo visokios religinės šventės, vaisingumo šventės, kur būdavo, pavadinkime taip, įteisinamas paleistuvavimas ir besaikis tenkinimas tos seksualinės aistros. Ir kada Dievas žydams nurodė pasistatyti šventyklą, jis pasakė, kad šventykloje apie seksą negalvosit, apie savo lytinės aistros patenkinimą ten negalvosite. Ir netgi kunigas yra pasakyta, kad apie kunigo drabužius, kada Dievas davė nurodymus žydams, netgi davė konkrečius nurodymus, kad kai kunigas eis aukoti aukos,
Sako, tegul jis apsimauna apatinį trikotažą, kad neduok Dieve vėjas papūs arba ten kažkas jisai suklups, kad visos padalkos nepasikeltų ir nepasimatytų tai, kas neturi pasimatyti. Dievas, atrodo, eina papildomą mylę tam, kad apsaugotų tą šventumą šventyklos. Tai nereiškia, kad seksas, lytiniai santykiai yra kažkas nešvento, bet Dievas puikiai žino, į kokias bedugnės gali pasinerti žmogaus nuodėminga širdis ir kaip viską gali sutepti ir nebepalikti nieko švento, jeigu nebus nustatytos tam tikros ribos. Taigi viena vieta, kur apie seksą būdavo draudžiama, draudžiama galvoti, apie kurį turėdavo būti negalvojama, tai buvo šventykla, o antras yra kariniai veiksmai. Aš noriu paskaityti keletą epizodų iš karaliaus Dovydo gyvenimo. Dar prieš jam tampant karaliumi, Dovydas buvo persekiojamas Sauliaus ir jis turėjo grupę žmonių ir aišku, jie visi su ginklais bėgiojo, nes persekiojo juos karalius Saulius ir jie gyveno visą laiką nuolatinėje kovinėje parengtyje. Ir Dovydas 1 Samuelio knygoje 21 eilutėje, 21 skyriuje yra pasakojama apie tai, kaip Dovydas bėga nuo Sauliaus ir ateina į šventyklą pas kunigą prašydamas, gal turi duonos jam ir jo kariams. Ir kunigas sako, paprastos duonos neturiu, aš turiu tik tais pašventintos duonos. Ir sako, jūs galite juos valgyti, jeigu vyrai yra susilaikę nuo moterų. Ir Dovydas ką sako? Dovydas sako, aš pažadu, aš laiduoju, kad moterys buvo atskirtos nuo mūsų kaip ir praeityje, kada tik leisdavausi į žygį, net ir į paprastą kelionę, visų mano vyrų indai būdavo pašventinti. Jo labiau šiandien, kai mūsų kelionė yra pašventinama ginklais. Taigi žydai, Dievas davė aiškus nurodymus ir matome, kad Dovydas laikosi tos tradicijos arba to Dievo nurodymo, kad kada aš esu su ginklu rankose, aš apie seksą negalvoju. Kada aš einu į karinius kažkokius tai veiksmus, aš negalvoju apie tai, kaip aš išnaudosiu moteris, kaip aš patenkinsiu savo seksualinę aistrą, apie tai mes negalvojame. Ir tas susilaikimas nuo moterų ne tik tais buvo tam, kad tu nežagintum kitų moterų, susilaikimas netgi nuo santykių su savo žmona. Kitas atvejis, ir čia jau apie tai galima būtų kalbėti ir daugiau. Sako, jau čia užrašyta 2 Samuelio knygoje 11 skyriuje, ten yra pasakojama apie Dovydą, kuris išsiunčia savo karius į karinius veiksmus, pats lieka namuose ir namuose jisai mato besimaudančią moterį, susivilioja ir ją išprievartauja. Na, čia žmonės ginčijasi, ar tai buvo išprievartavimas, ar tai buvo abipusis noras turėti intymius santykius, bet karalius pasinaudoja savo poziciją ir sugula su moterimi ir ta moteris pasako, kad aš laukiuosi kūdikio. Karalius nenori šitų problemų, jisai norėjo patenkinti tik tai savo aistrą, galbūt ta moteris jam ir patiko, bet jisai nori nuslėpti pasiekmes savo elgesio, jis pakviečia vyrą, kurio vardas yra Urija, iš karinės zonos, pasikalbėti, tarytum pasikalbėti apie tai, kaip vyksta pasirengimas kovai, kaip vyksta kova. Ir tada jisai sako, eik pas savo žmoną, pabūk keletą dienų, pasimiluokite kartu. Bet Urija atsisako tai daryti ir Dovydas klausia, kodėl. Ir Urijas Dovydui sako, skrynia, tai reiškia Dievo šventykla, ir Izraelis bei Judas gyvena palapinėse. Mano viešpats Joabas, tai yra mano kariuomenės vadas, ir mano valdovo tarnai yra stovykloje atvirame lauke. Nejaugi aš eisiu į savo namus valgyti, gerti ir sugulti su savo žmona. Kaip tu gyvas, prisiekiu tavo gyvastimi, tokių dalykų aš nedarysiu. Matome, kad yra tam tikra karinė etika, ar ne? Ir Urija tos karinės etikos jisai laikosi. Kada aš esu kariniuose veiksmuose, aš apie seksą negalvoju. Aišku, aš čia taip labai paprastai kalbu, bet tam, kad būtų labai aišku, apie ką Biblija kalba, apie ką Biblija turi omeny. Ir Dovydas,
kariniuose veiksmuose apie tai galvoja ir Urijos veiksmai yra tiesioginis priekaištas Dovydui, kuris kadaise buvo labai moralus ir laikėsi Dievo nurodymų apie, na, karybos taisyklės, taip kaip Dievas juos nurodė. Ir čia mes matome, kad jisai nesilaiko. Jo žmonės eina kariauti, o jis galvoja apie seksą. Ir tas karys, kuris atsisako taip galvoti, jam tampa priekaištu. Ir aišku, šitą istoriją baigėsi labai liūdnai, kad Dovydas pasiryžta nužudyti savo karį, nes priešingų atveju jo doras gyvenimas yra priekaištas jo netyrumui. Ir ką aš noriu tuo pasakyti? Aš noriu tuo pasakyti, kad Dievas labai aiškiai pasakė, kad kada tu laikai ginklą rankose, tu turi negalvoti apie tai, kad tas ginklas suteikia tau galią prieš silpnesnius, prieš moteris ir tu negali naudoti savo ginklo kaip preteksto taip iškrypusiai ir taip netyrai žeminti savo priešininko, naudojantis pažeidžiamiausiais visuomenės atstovais. Aš suprantu, kad mūsų visuomenėje dabar kalbėti apie pažeidžiamiausius visuomenės atstovus, apie moteris kaip silpną elitę, yra taip delikatu, kad, žinai, net nebežinai, kur ir ką pasakyti. Čia pasakysi taip, ne ten akcentų sudėjai, ne ten kablelį, ne ten riestinį arba, žinai, kokį nors dešininį kirtį uždėjai ir tu būsi kaltas. Bet faktas yra tai, kad ir mes matome iš šiandieninės istorijos, kad moteris yra išnaudojamos. Aš nenoriu sakyti, kad jos yra prastesnės, ar ten vyrai geresni, arba atvirkščiai jos geresnės, vyrai prastesni. Dievas ir moterį, ir vyrą sukūrė pagal savo atvaizdą, bet gyvenimo realybė yra tokia, kad kai ginklas yra vyro rankose, kažkodėl tai, aišku, vyrai daugiausia turbūt ir kovoja, moteris tampa aukomis. Moteris tampa aukomis. Ir aš labai džiaugiuosi už Denis Mukwege, jisai tame straipsnėje žurnale Krikščionybė šiandien, Christianity Today, tas straipsnis yra baigiamas tokiais jo žodžiais, sako, netekti vilties, klaustukas, tada man reikėtų viską mesti ir bėgti. Aš nepasiruošęs to daryti, aš pažįstu savo šalį, savo žmonės, mes turime tikinčių žmonių čia, kurie tiki, kad viskas gali pasikeisti. Ir aš tikrai džiaugiuosi už tos tikinčių žmonės, kurie yra sukūry tokios politinės suirutės, ekonominės suirutės, tokių asmeninių tragedijų lavinoje ir jie vis tiek randa vilties šlovinti Dievą ir daryti tą gėrį ir rūpintis tai žmonėmis, kurie yra nukentėję nuo karinių veiksmų. Ne tik tais nuo šautinių žaizdų, bet ir emociškai pažeisti ir nukentėję nuo seksualinės prievartos. Bet baigdamas aš norėčiau ne tik tais pakalbėti apie tai, kokia ta realybė ir koks Dievo buvo planas, bet dar šiek tiek užsiminti apie Dievo konkrečius nurodymus. Parodytų, kad Dievas labai konkrečiai davė žydams nurodymus karo kontekste, kaip turėtų būti elgiamasi su moterimis. Pakartota Įstatymo knygoje 21 skyriuje yra rašoma: kai eisi kariauti su savo priešais ir viešpats tavo Dievas atiduos juos tau į rankas, paimsi juos į nelaisvę ir tarkime pamatysi tarp belaisvių gražią moterį, kurios tu geistum ir norėtum ją imti savo žmonas. Parvesi tad ją į namus, jie apsikarpys plaukus, apsipjaustys nagus ir nusivilks belaisvės apdarą. Ji praleis visą mėnesį tavo namuose, apraudodama savo tėvą ir motiną, tada gali sueiti su ja ir būti jos vyru ir ji bus tavo žmona. Tačiau, jeigu vėliau nebūsi ją patenkintas, turėsi duoti ją į laisvę. Už pinigus jos parduoti negalėsi. Neturi elgtis su ja kaip verge, nes tu ją išnaudojai. Daugelis žmonių skaito Seną testamentą Biblijoje ir sako, o čia barbarų laikai, čia kažkokias kariauja, ima į nelaisvės, kas čia Dievas pritarė karams ar nepritarė karams, bet mes matome dabar šiandieninėje visuomenėje, mes matome tuos pačius dalykus, kurie vargino žmoniją tūkstančius metų ir atrodytų, kad mes kaip žmonija vis pasistumėjom kažkur tai į priekį, bet vėl skaitome apie dalykus, apie barbariškus dalykus, kuriuos tikimės
išgyvendinti iš savo visuomenės, bet niekaip nepavyksta to išgyvendinti. Bet Dievas čia ateina į tokį kontekstą, toks yra kontekstas. Aš suprantu, kad kai kuriems žmonėms kalbėjimas apie tai, kad Dievas ateina į kontekstą ir kontekste jisai kalba šiek tiek įneša tokio nepatogumo, atrodytų, kad, nu tai ką Dievas yra pavaldus kontekstui, istoriniam kontekstui, ką jisai negali pasakyti, negalima, reikia daryti kitaip, reikia daryti šitaip ir viskas, karas yra blogai, prievartavimai yra blogai, gyvenkite taikoje, demokratinė visuomenė, visi gali balsuoti. Atrodo, tu gali primesti savo įsivaizdavimą visuomeninio gyvenimo visuomeniai, kurie yra pratusi gyventi visiškai priešingai. Ir aš vis labiau ir labiau suprantu konteksto prasme. Mes su žmona vis daugiau ir daugiau pasinerėme arba prisimame porų, kurias konsultuojame. Ir iš tikrųjų jos ateina labai skirtingos. Iš tikrųjų visos poros yra unikalios. Bet visos ateina pas mus, nes yra nutolusios nuo idealo. Nuo idealo, kaip gyventi darnų gyvenimą ir kad abiems poroje būtų malonu būti. Ir vienos yra nutolusios nuo idealo toliau, kitos yra nutolusios nuo idealo galbūt arčiau. Ir einant link to idealo, kartais reikia nusistatyti tam tikras taisyklės. Na, kad čia mes šnekame pagarbiai, nekeliam balso, neinterpretuojam kito žodžių, kalbam atvirai, nežinau, kas dabar viskas, kas ateina į galvą, jo, nežeminam vienas kito. Tu įvedi tam tikras taisyklės, kurios padėtų tau kilti idealo link. Tai nereiškia, kad atėjot, mes čia pasikalbėjom ir viskas, apsibrėžiam tas taisyklės ir bus labai lengva gyventi. Poros grįžta namo ir vėl jos grįžta į savo kontekstą ir bando tam tikras taisyklės ten pritaikyti bendravimo, tarpusavio bendravimo, sveiko bendravimo, kurios įneštų kažkokios tai šviesos ir sveikatos į tuos santykius ir jie po truputį eina. Ir aš anksčiau būdavo taip, kad mes priimdame poras, kurios ateina, mes norim biškį pasišnekėti. 1-2 pokalbiai ir pamačiau, kad 1-2 pokalbiai nieko nepadeda, netgi pakenkia labiau. Įveda nusivylimą apskritai konsultantais, psichologais, nes jie negali padėti. Tai aš sakau, žinai, dabar ateina poros ir sakau, mažiausia 10 susitikimų. Bet dažniausiai iš poros lieka ir daugiau, ima ir daugiau susitikimų, nes mato, kad tai yra procesas. Kodėl aš tai kalbu? Kada Dievas atėjo pas žydus, Dievas sako, čia yra procesas. Taip, pasaulis yra toks ir Dievas ateina pas žydus su tam tikromis taisyklėmis, ne dėl to, kad tos taisyklės yra išbaigtos. Ir tos taisyklės yra, šiandien ir visiems laikams. Dievas įneša tam tikras korekcijas ir įneša tam tikro žmogiškumo, humaniškumo, tam tikros etikos į susidariusią situaciją, bet su tikslu, kad žmonės eis ir kils toliau. Bet ką mes čia matome mano paskaitytoje ištraukoje? Mes matome karinius veiksmus, ar ne? Žydai nugali savo priešus ir paima į nelaisvę. Kas yra įprasta tais laikais? Paima į nelaisvę žmonės ir nelaisvėje vyras pamato moterį, kuri jam patinka ir jisai sako, aš noriu jos. Bet koks Dievo yra nurodymas? Gerai, tu ją gali pasiimti, bet apie seksą negalvok. Visą mėnesį. Tu turi leisti jai apsiprasti, tu turi leisti jai išgedėti, jai pasikeitė aplinkybės, nebėra mamos, nebėra tėčio, nebėra artimųjų, giminaičių, svetima tauta, kiti drabužiai, kiti papročiai, viskas kitaip. Tu negali naudoti žmogumi, kada jis yra pažeidžiamas. Ir visą mėnesį tu leidi jai gedėti, o tada tu imi ją į žmonas. Tu paimi, jinai tampa kaip tavo tautos dalimi, jinai nėra tavo vergė, jinai nėra tavo kažkoksai tai tavo poreikių tenkintoja, jinai yra tavo žmona. Aišku, tada Dievas sako, jeigu tavo santykiai su ja nesusiklosto, tu gali su ja išsiskirti, bet jinai netampa kažkokia tai žemesnė arba menkesnė. Jie yra laisva moteris. Tu negali jos žeminti, tu pats ją pasinaudojai ir negali toliau numesti ją kaip pasinaudoti atitarnavusi daiktą, kur kažkur sutrunyti ir supūti.
jinai yra moteris su pilnomis teisėmis, kurias turi tavo tautos žmonės. Ką aš matau šitame Dievo nurodėme, tai bandymą atstatyti tai, kas buvo prarasta, arba kas yra bandoma sunaikinti, tai atstatyti žmogišką orumą tame kontekste, kuris yra. Ir iš tikrųjų, netgi skaitant naujienose, kurias mes girdime apie Kongo demokratinę respubliką, apie tai, kas vyksta Ukrainoje, kas vyksta Izraelyje ir kitose pasaulio šalyse, kada skaitai tokius nurodymus, kada skaitai apie tokius Dievo žodžius, tokį Dievo įstatymą, jie atsiduoda žmogiškumu, jie dvelkia pagarbą. Taip, tai nereiškia, kad tai toks idealas ir turi būti. Bet Dievas sako, Jėzus pats sakė, iki pat Kristaus antrojo atėjimo bus žinios ir naujienos apie nelaimės, apie karus, bus tų karų, bus tų nelaimių. Ir tokia yra realybė, nuodėminga realybė, tol, kol Jėzus neįkūrė savo karalystės, šlovingos karalystės šitoje žemėje, tokie dalykai nutiks. Bet Dievas sako, žiūrėk, visame tame, visoje toje pragaištyje, visoje toje sumaištyje, jūs negalite pamesti iš savo akių žmogiško orumo. Kitas žmogus, nors tai ir būtų priešas tavo, arba priešo žmona, priešo vaikas, tu negali jais pasinaudoti, jų išnaudoti. Ir čia yra geras principas Dievo. Kada tu eini į tokius veiksmus, kada vyksta kariniai veiksmai, tu negalvosi apie seksą. Aišku, Dievas pasakė ir daugiau nurodymų, tu negalvosi apie grobimą, apie išnaudojimą, apie kitų žeminimą, apie nepasotinamą keršto troškimą, bet tu negalvosi ir apie seksą, kas dažniausiai būdavo labai galvojama ir dažniausiai tai būdavo naudojama, kad pažeminti priešininką ir patenkinti, ir duoti savo kariams patenkinti nevaržomai savo lytinę aistrą, tam, kad kaip kažkokia tai, kaip atpildas už tuos karinius veiksmus ir už tą ištikimybę savo valstybę ir savo generolui. Tai nereiškia, kad tai, kas parašyta Senajame testamente, yra visiškas idealas to, kaip turi būti elgiamasi su moterimis, su vyrais, su vaikais. Jėzuje mes matome, galima pasakyti, kur Jėzus nori link žmonės vesti. Jėzaus pokalbis su Samariete, Jėzaus pokalbis su moterimi, kuri buvo pagauta paleistuvaujant, Jėzaus pokalbis su Marija, kuri buvo išnaudota ir kurią žmonės žemino. Mes matome, kaip Jėzus elgėsi su tomis moterimis ir mes matome gražiausius pavyzdžius, kur krikščionybės žinia buvo išlaisvinta arba jie buvo vadovaujamasi visuomenėje, kur žmonės pradeda mėgautis tarpusavio laisvę. Mes kalbame apie lygias galimybės, mes kalbame apie teisės, kuriamis gali naudotis tiek vyrai, tiek moteris ir atsakomybės, kurios yra mums skirtos. Ir aš suprantu, kad šitas pasaulis niekada pilnai neatspindės Dievo karalystės, į kurią mes esame pakviesti ir kurią Jėzus įkurs savo antrojo atėjimo metu. Bet mes matome iš tikrųjų tą kontrastą, kaip pasaulis gyvena, nesilaikydamas tų Dievo principų ir kaip yra baisu, kiek yra daug skausmo, kiek yra daug prievartos ir kokie yra dideli tarnystės plotai krikščionėms, nes žmonės nesilaiko tų principų, kurie yra užrašyti Biblijoje. O Biblijoje užrašyti principai, koks tas kontekstas bebūtų, visą laiką primena mums apie tai, kad kitas žmogus yra asmenybė, kitas žmogus turi savo emocinį gyvenimą, jisai negali būti numenkinamas iki mano kažkokių tai aistrų tenkinimo objekto, jis negali būti žeminamas, jis yra žmogus. Su juo turi būti elgiamasi žmogiškai, nepriklausomai nuo to, kas vyksta. Ar jūs Seime ar parlamente susipykstat ir nes jūsų politinės programos skiriasi, ar jūs esate vyras ir žmona ir jūsų požiūris į vaikų auklėjimą, į pinigus, į turtą, į uošvius skiriasi. Mes visą laiką esame linkę kitą nužeminti, mes visą laiką esame linkę kitų pasinaudoti, parodyti savo pranašumą, bet Biblijoje užrašyti įstatymai
mums primena apie tai, kad vis tik tais netgi jeigu žmogus yra kitoks, netgi jeigu jis yra ne mano pusėje, jis yra kitoje barikadų pusėje, jis vis tik yra žmogus. Jis vis tik yra žmogus. Aš suprantu, kad tai nelengva, kiekvienas karinis konfliktas, kiekvienas politinis konfliktas, kiekvienas kivirčas šeimoje įneša tam tikrą kontekstą, įneša tam tikras, kuris tas kontekstas tam tikrą požiūrį irgi galbūt atskleidžia, kaip mes turėtume vertinti tam tikras situacijas. Bet Biblijoje aš matau Dievo siekį apsaugoti tai, kas yra pažeidžiama, sudrausminti neribotą galią, kurią turi žmogus ir priminti, kad mes ir vyrai, ir moteris, ir vaikai esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir nenustokime melstis už tuos taškus, kur žmonės iš tikrųjų yra apiplėšti nuo visko, kas galėtų, jie neteko visko, kas galėtų juos apsaugoti ir jie yra, žinai, kaip nuogi žmonės prieš šiaurinį speigą. Tai Biblija yra, turėtų sukurti tas tokias bendruomenės, visuomenės, kurios galėtų būti kaip tie priebėgos miestai, kur žmonės galėtų gyventi saugiai ir gauti išgydymą ir saugumą. Tai tokios mintis šiandien mano, įkvėptos būtent to kino filmo Džiaugsmo miestas, Denis Mukwege liudijimo, jo gyvenimo istorijos ir Biblijos mokymo apie žmogaus orumą, apie pagarbą žmogaus seksualumui ir pagarbą apskritai žmogui ir priėmimą jo ne tik tais kaip kūno ir kraujo, bet kaip ir sielos, ir jis turinčio sielą, turinčio ir dvasią, ir mokymosi jį vertinti. Mokykime vienas kitą vertinti savo bažnyčiose, savo šeimose ir melskime, kad karo nebūtų, nes karas iš tikrųjų yra baisus. Bet jeigu tai ir nutiktų mūsų aplinkoje, koks tas konfliktas bebūtų, melskime, kad mes išliktume ištikimi Dievo nurodymams, Dievo įstatymams ir būtume tyri šitoje nedoroje ir netyroje kartoje. Ačiū, kad klausėtės, tegul Dievo ramybė saugo mūsų širdis, o Dievo įstatymas tegul būna, arba Dievo žodis tegul būna šviesa mūsų kojoms ir mūsų keliui. Sudie.